Vyrų teritorijoje ieškosime atsakymų. Kuo šį kartą priblokš vienas įtakingiausių pasaulio šonaslydžio karalių? Kaip 5. kartą tapti pasaulio čempione? Ar pavyks pakartoti Gineso rekordų knygos pasiekimą? Kaip pasisotina pasaulio adrenalino vergai? Atskleisime, kaip išlaikyti greičio, tikslumo ir taiklumo testą. Kaip pasibaigs vyriškų ambicijų kova ant vandens ir sportinės batalijos motokrose? Adrenalinas valdo. Taip sakys šios laidos teritorija herojai. Labas rytas. Pojūčiai, emocijos, adrenalinas – visa tai aštrių ir brangių pomėgių sudedamoji dalis, kurioje puikiai galimybė pasireikšti drąsiai, nes čia nėra nei ribų, nei stabdžių. Tad metas pasileisti pomėgių labirintais. Rubrikoje Adrenalino užtaisas pasakojimai apie pasaulio adrenalino vergus. Vienas įtakingiausių sporto žmonių ralio meistras šonaslydžio karaliumi tituluojamas amerikietis Ken Block surengė dar vieną įspūdingą pasivažinėjimą. Šį kartą pagrindinis žimkana veiksmas vyko tuščiomis San Francisco miesto gatvėmis. Amerikietis su 650 arklio galių turinčia Ford Fiesta vėl demonstravo įspūdingus triukus. Ken važiavo Taylor gatvėmis, atliko šuolius per Russian Hill, lėkė Vermont gatve. Epizoduose buvo nufilmuotas ir dar vienas garsus ekstremalas Travis Pastrana. Australijos banglentininkė Stephanie Gilmore jau 5. kartą tapo pasaulio banglenčių čempione. 5 dienas ant 3 metrų aukščio bangų merginos rungėsi dėl geriausiosios titulo. Stebint daugiatūkstantiniai miniai Biskajos įlankoje, Prancūzijos teritorijoje, ji nurungė visas varžoves ir vėl tapo pasaulio čempione. Prabudusi ryte nebuvo nusiteikusi optimistiškai, prisipažino Stephanie. Tačiau artėjant vakarui viskas stojo į savo vietas. Prancūzija – magiška vieta. Garsus ekstremalas Jamesas Foster su BMX dviračiu atliko dvigubą atbulinį salto. Jis antras žmogus planetoje, kuriam pavyko padaryti šį įspūdingą ir itin sunkų triuką. Beveik lygiai po metų šį triuką pakartojusi Jamesą audringai pasveikino draugai, bendraminčiai, ekstremalių pojūčių kolekcionieriai ir žinoma gausus būrys žiūrovų. Kalifornijoje gyvenantis 26 metų amerikietis yra dviračių dirt rungties gerbėjas. Ekstremalas BMX dviračiu pradėjo važinėti nuo 10 metų. Žmonės yra nuostabus ir tuo galima įsitikinti peržiūrėjus adrenalino ir sudėtingų triukų kupinus filmus apie juos. Bebaimiai pasaulio adrenalino vergai dažniausiai vaikšto peilio ašmenimis, nes jų triukai ne tik kvapą gniaužiantis, bet ir labai pavojingi. Juos vilioja hormonas vardu adrenalinas ir nieko čia nepadarysi. Jie rizikavo, rizikuos, nes tik taip jie jaučiasi laimingi ir pilnaverčiai didelio pasaulio maži vaikai. Rubrikoje Vyrų žaislai apie populiariausią šaudymo stilių pasaulyje. Vienintelis skirtumas tarp vyrų ir vaikų yra batų dydis ir žaislų kaina. Kuriant pasakojimą apie praktinį šaudymą, į galvą šmėstelėjo ši.
kažkada išgirsta mintis. Šių solidžių vyrų laisvalaikio žaislai pavojingi, tačiau tik ne jų rankose. Juk šauna žmogus, o ne ginklas, juokauja vyrai. Praktinį šaudymą jie įvardyja kaip sportą, nepanašų jokį kitą, kuris formuoja realius ginklo valdymo įgūdžius, o tai aktualu žmonėms jį naudojantiems savigynai arba tarnyboje. O dalyvavimas varžybose garantuoja aštrius pojūčius. Šios varžybos yra pačios didžiausios Lietuvoje ir vienos didžiausių Pabaltyje. Susirinkę yra iš 8 valstybių dalyviai, jų yra 130, 20 pratimų pastatyta. Šūvių šiuose varžybose yra beveik 350. Tai tikrai šauliams yra labai įdomu, malonu šaudyti, geras laikas, didelis malonumas. Visos nacionalinės ir tarptautinės varžybos yra organizuojamos pagal IPSC taisyklės. Lemiamą vaidmenį varžybose atlieka greito ir taiklaus šaudymo technika, teisingai pasirinkta pratimo atlikimo strategija, ginklo valdymo technika ir saugumo reikalavimų laikymasis. Už pažeidimus ar už nesportišką elgesį dalyviai diskvalifikuojami nedelsiant. Kuo daugiau pratimų, tuo įdomesnės varžybos. Tas, kas stato pratimus, varžybų organizatoriai, jie visada stengiasi padaryti, kad jie skirtųsi nuo kitų varžybų. Tai yra pats šaulys, jis niekada nežino, koks bus pratimas, jis negali treniruotis jų. O šiaip pratimai prieš kokias 2 savaitės prieš varžybas pradedam statyti, jau žinom schemas. Schemos yra patvirtintos Tarptautinės konfederacijos, siunčiamos į Kanadą, tada leidžia organizuoti šitas varžybas 3 lygio. Maksimum 32 šūviai gali būti pratime, tai čia ilgi pratimai ir yra trumpi ir vidutiniai, tai yra pagal šūvių skaičių. Vertinant kiekvieną pratimą skaičiuojamas atlikimo laikas ir pataikymas. Iš jų išvedamas galutinis rezultatas, todėl labai svarbu tiek tiksli akis, tiek tvirta ranka, tiek įgūdžiai. Be viso šito gero rezultato nepasieksi. Pratimų gausa kiekvienam šauliui leidžia atrasti tai, ko ieško. Jeigu pratimą, kur galima bėgti, greitai šaudyti, man tokie patinka. Yra, kur nepatogesni, tolimesni taikiniai, kur reikia lėčiau šaudyti. Tenais yra daugiau galimybės suklysti. Praktinis šaudymas atsirado prieš 36 metus, kai Jungtinėse Amerikos valstijose buvo įkurta nacionalinė praktinio šaudymo konfederacija. Nuo to viskas ir prasidėjo. Lietuvoje kaip oficiali sporto šaka praktinis šaudymas įregistruotas tik 2004-aisiais, nors lietuviai tarptautinėse varžybose dalyvauja nuo 96 metų. Lietuvoje yra 3 dominuojantys šio sporto divizionai. Production, čia ginklų modifikacija negalima. Standard divizione galimi neesminiai pasikeitimai ir Open, kuriame leidžiama beveik viskas. Populiariausi ginklai Glock ir CZ. Praktinis šaudymas toli gražu ne vien fizinis aktyvumas, nes tai protinė fizinė veikla ir neabejotinai didelės galimybės, kurios skatina žengti į šio sporto pasiekėjų gretas. Taip, yra daug ir išbandytos buvo kelios ir vis tik buvo pasilikta prie šitos šaudymo rūšies vien dėl dinamikos, dėl judesio, dėl greičio. Yra galimybės, daug taktinių galimybių, kas yra įdomu. Įsitraukti į nacionalinės praktinio šaudymo asociacijos veiklą be civilių asmenų mielai kviečiami ir Lietuvos kariuomenės atstovai, tačiau pastarieji aktyvumu nepasižymi. Turėjome ir dar turime kelis kariškius, bet kariškiai nelabai mėgsta kažkodėl tai šaudymo sportą. Jie, kiek žinau, daugiau renkasi krepšinį, futbolą, tinklinį, o pas mus jie labai reti svečiai būna. Bet jau kai ateina, tai irgi neišeina ilgai. Aišku, daug mes turime teisėsaugos pareigūnų. Aš ir pats esu iš teisėsaugos, iš policijos, dirbu policijoje. Tai galiu pasakyti, kad nebijokite, policininkai tikrai labai gerai šaudo. Tapti nacionalinės praktinio šaudymo asociacijos narių nėra sudėtinga, tuo įsitikinsite apsilankę jų puslapyje internete. Svarbiausias faktorius vienijantis šios asociacijos narius tai draugiškumas, tad tapus vienu iš jų bendraminčių globa garantuota. Kai atvažiuoja naujas sportininkas į varžybas, mes visą laiką prašom, kad jisai pasakytų, kad pirmą kartą dalyvauja. Tada mes jam priskiriame globotoją, kuris jį vežiojasi kartu po pratimus, aiškina, kaip teisingai atlikti pratimus, kaip geriau atlikti, kaip reikia elgtis kažkur ir panašiai. Žodžiu, nepaliekame jo likimo valiai, išmokome, kad jisai kitą kartą galėtų atvažiuoti pats ir pamokyti kitus. Praktinio šaudymo varžybose Lituanija Open nugalėtojais tapo Standard divizione Marcin Cizelski Production, Edmundas Šalna Open, Saudarnas Slavomir. Komandinėje įskaitoje Production divizione Team Glock Lietuva. Tad toks buvo pasakojimas apie solidžių vyrų pomėgį gilinti situacinio šaudymo įgūdžius. Po reklamos matysite, kaip pasibaigs vyriškų ambicijų kova ant vandens ir sportinės batalijos motokrose. Adrenalinas valdo, taip sakys šios laidos teritorija herojai.